Į Taborą, prašau. 2000 litus. Kiek? Nu, 2000 Taboras yra padidintos rizikos vieta, aš ten vis laik nuvažiuoju, aš ten prisiperku narkozikų, jos leidžiuosi, rūkau, ten šniaukščiu, ryte į darbą, detoksikacija 2000 litus. Jėzau, tu Marija. Nu, tada važiuokit prie savivaldybės, ten bankomatas yra. 3500 litus. Nesupratau. O ten kas per pagundos? Ja, ten yra savivaldybė, ten valdininkai. Aš pamatau valdininką, iškart pagunda jam duot kyšį. Vakaras dabar, iš kur tie valdininkai? Vakaras. Aš ir pasakiau vakarinį tarifą. 500 litų duodi sargui, kad įleisti į savivaldybę ir po kiekvienam durim pakeši po 20 litų ir dar po vizitinė kortelė. Jėzus, tu Marija. Tu nežinau, tai vežkite naktinį klubą, pavyzdžiui, yra kažkoks užupys. 5000 litų. Kodėl? Tai ten padidintos rizikos zona ypatingai. Aš ten prisigeriu, susidedu su moterimis, kartais ir su šitais, kaip jie, su vyrais. Jėzus, Marija, tu nesusidėkite. Aš labai esu linkęs į pagundas, kaip aš galiu nesusidėti. Nežinau. Kokie, nueikite, kokteiliuką ten padarykite, taurelę vieną kitą išgerkite, nebusgi labai daug brangų. O moteris. Aš kaip prisigeriu, aš visiems statau. Ir tada su karštais ir šampanu ir gaunasi 3000 litų. O ryte detoksikacija. Nu taip, dar 2000. Vo, 2000. Nu tai gerai, tai kur jūs tada mane galite nuvežti? Važiuojam į Gurkinę ir prie valdovų rūmų šitas Pilės gatvė. Aha, nu bet ten katedra, kioskeliai, suvenyriukai. Manęs šitie dalykai negunda. Nu, ačiū Dievui, nors kas nors negundo. Nu tai, nuvežkite tada. Malonu. Važiuojam.